Tai ką, sveiki visi, kaip ir žadėta, naujas video apie Subaruką. Kažko čia labai ypatinga nepripasakosiu ir nebus ilgas šitas video. Bet jo, jeigu trumpai, tai yra 98 metų Subaru Forester su sudėtom STI apdailom, didesnis kupas, biški pakelta motoro gale, tada STI spoika, ratai, koilai, tokie pagrindiniai stenso dalykai. Turiu jau šią mašiną 10 metų, tai mano pirma mašina ir kol kas dar nieks nepakeitė jos. Tai jo, tai galime eiti pažiūrėti, ką turim po kapotu. Tai yra visiškai standartinis 2 litrų turbo motoras EJ205. Kaip matom, daug šlangų, viską. Važinėjom ant dujako, nes su benzinu važinėjant būtų nesąmonė. Turim priekį stratbarą, D2 koilus, turim didesnę šiek tiek pusiau hibridinę turbą. Turim turbo slėgio reguliatorių mechaninį, patį pigiausią, nežinau, jau kiek metų veikia, neoverbūstina, tai ir tiek. Daugiau iš motoro čia nieko neturiu ką papasakoti, nes čia yra visiškai stokas apart turbos, reguliatoriaus ir mašinos pačią kompą, nes yra įdėtas iš japoniško modelio Subaruko. Tai yra vienas dalykas, kuris labai trigerina, kad ribotuvas yra ties 108, nes Japonijos rinkai buvo skirta tas kompas, kuris įdėtas. Na, bet taip, nėra čia kur lakstyti, kaip sakant. Turim visiškai tiesų išmetimas N1 stiliaus bakeliu. Turiu idėjas dar ir sklendę. Nu, čia tam tikriem atvejam, nes esam praradę technikinį per garsų išmetimą. Toliau, kodėl padaryta toks spalvų dizainas ir ką čia veikia šitas lipdukas. Tai jo, kaip ir iš videoso pradžios supratot, buvo idėja kilus iš Initial D filmuko animės, kaip su AE86 pristatinėja tofu. Tai čia šitas lipdukas ir reiškia Fujiwara Tofu Shop. Ten tik tai buvo baltai juoda mašina. Norėjau kažką, kai galvojau, kad jau reikia dažyti visas apdailas, galvojau gal juodai dažyti, bet tada šovė mintis, kad reikia, davai pabandysiu baltai. Nudažiau ir nežinau, bet man labai patinka ir tikrai nekeisiu to įvaizdžio. Ir ta pati idėja su filmuku man yra žiauriai cool, tai testuoju ir pasiliksiu, nebent keisis ratai ar dar kažkas. Jo, šiaip pats Subarukas pagal mane yra išbaigtas, apart to, kad jis visur yra nudaužytas, naudoju jį kasdieną, tikrai negailiu ir nesaugau, laužau ir tiesiog džiaugiuosi. Kas nebent gali keistis mašinai dar, tai ratai kokie, koks vairas, nu tokias smulkmenas tipo. Nu ir galiausiai turbūt kažkada ateis motoro eilė, nes jį be gailesčio laužom. Kaip ir minėjau, mašiną turėjau 10 metų, ją nusipirkau 16 metų. Kodėl 16 metų vaikis sugalvoja nusipirkti kažkokį sandėliuką? Jo, čia yra, jeigu short story, tai dėdė turėjo mano šitą mašiną, bet atsitiko gyvenimas, dėdės nebebuvo ir žiauriai nenorėjau, kad ją kam nors kitam parduotų ir tada atsimenu, būdama 16, ėjau pas tetą maldauti, kad man duotų šitą mašiną išsimokėtinai, nes tuo metu neturėjau tokių pinigų. Ir šiaip netaip susitarus, pirmą reikėjo susitarti su tėvais, nes tetė buvo žiauriai prieš, kad kam tau tokia mašina, 4 varomi, daug kūras ir rėps nesąmonė. Nu, bet aš užsispyręs, jeigu jau noriu, tai ir tikrai pasieksiu. Tai žodžiu, susitariau su tėvais. Tada nuvarėm su tėvais pas tetą, susitariau, kad iki 18 duotų man laiko tarpą išsimokėti šią ir niekam neparduoti. Susitarėm, buvau labai laimingas ir tuo metu kažkaip pradėjo vis labiau man patikti tą mašiną, nors jis standartiniai formai yra žiauriai baisi ir jeigu dabar pamatau, aš dar man nesuvokia galvo, kaip aš galėjau tada sugalvoti taip, bet jo, turbūt sentimentai kalbėjo už save, tai žodžiu. Tokia ir ta istorija.
apkeliam labai daug buvom Norvegijos šiauriai, buvom Prancūzijos pačioj, važinėjom Šveicarijos kalnuose, deginom kaladėlės Italijos kalnuose. Su jie pravažiavau jau apie 100, man atrodo, apie 1000 kilometrų. Motorui nieko absoliučiai nedaręs, apart ten žvakių ir tepalų ir vieną kartą diržus pasikeičiau. Tai man yra protu nesuvokiama, kaip jis dar sukasi, bet nenoriu prisišnekėti, kad dar ir suktųsi tiek pat. Esu susprogdinęs 2 greičių dėžės, bet kas žino, tai Subaru dėžės nemėgsta nei greitų permetimų, nemėgsta nei laužimų, nei sankabos pardymų. Bet kaip ir sakiau, šitos mašinos tikrai aš negaliu ir džiaugiuosi ir mėgaujos visais privalumais. Žiema ateina, antras bėgis, sankabos pardai, dėžės lūžta. Bet per 10 metų esu tik 2 dėžės remontavęs, tai sakyčiau visai neblogai. Tai jo, o daugiau kažko labai čia ir nepripasakosiu. Salone turim įsidėję estaiškės Imprezos sėdynės, turim įsimetę sport vairą ir turbo gaugę ant panelės. Yra dar tepalo temperatūros ir tepalo spaudimo, bet jos dar nepajungtos. Nenoriu matyti to, ko nereikia, nes kai pradėsiu matyti, turbūt panika paims. Ar turiu dar kažkokių planų su Subariku? Tai turbūt ne. Nebent norėčiau persidažyti vėl visas baltas apdailas, nes jos jau yra ganėtinai padaužytos ir patrintos. Slenksčiai jau turi labai daug įtrūkimų ir sulaužimų, nes dabar šiek tiek mašina yra pakelta, nes paruošta žiemai. Bet vasarą, kai suleidėte slenksčiai labai žemai būna ir visur aš jas kliudau. Bet kaip ir sakiau, nesaugau tos mašinas, nes nenoriu būti tas tenseris vaikas, kuris viską saugo ir visur. Negali būti jokių įtrūkimų, tai kiekvienas įlūžimas man kaip tik yra puošia šią mašiną, nes, kėbulas nėra spuęs, bet pilnas duobių, pilnas nubraižymų ir visko. Bet jau, visi šitie netobulumai ir žavi mane. Tai jo, tokia trumpa ta istorija apie mano Subį. Tikiuosi, jis laikys ir šią žiemą galėsim daugiau išvažiuoti kažkur ir kažką parodyti įdomesnę. Turbūt tam kartą apie jį tiek, nes nelabai ir yra, ką čia daugiau plėstis. Yra tų istorijų, bet čia jau reiktų atskirą vakarą prisėsti ir pasakoti. Tai manau tam kartai tiek ir susitiksim kitame epizode.